Kauno Žalgiris tęsė sėkmingą šių metų sezoną. BBL lygoje kauniečiai iškovojo 4. pergalę iš eilės. Savaitgalį jiems pasipriešinti nesugebėjo 98-86 Rygos VEF ekipa. Rezultatyviausiai nugalėtojų komandoje rungtyniavo Markusas Braunas ir Tadas Klimavičius, pelnė po 18 taškų. Latvijų ekipoje rezultatyviausias krepšininkas taip pat lietuvis, 21 tašką surinkęs Martynas Mažeika. Iki pat 4. kėlinuko žalgiriečiai tvirtai savo rankose laikė iniciatyvą, tačiau latvius paskutinėje atkarpoje šiek tiek prisileido. Tačiau Tado Klimavičiaus metimai atšaldė VEF aistras. Iš pradžių žaidėme gana padrikai. Antroje rungtynių dalyje susikaupėme, tačiau jau nespėjome prisivyti. Priešininkų komanda labai patyrusi, o Markusas Braunas atliko savo juodą darbą. Mums nepasisekė, tačiau sugrįžę analizuosime rungtynių įrašą ir svarstysime, kur buvo klaidos. Paskutinės kelios savaitės Žalgirio ekipai ypač intensyvios. Per 9 dienas komandai teko sužaisti net 6 rungtynes bei visose pelnyti pergalės. Vyriausias komandos treneris Gintaras Krapikas tikino, jog rungtynių antplūdžių ekipa ruošiasi įtemptai. Taip džiugina, kad mes taškų dabar jau įmetam, reiškia ir mūsų puolimo formą komanda įgauna, bet aš skaitau, kad būtumėm truputį aktyviau pasigynę, jeigu nebūtų tas toksai rungtynių maratonas, bet aš čia nesiteisinu. Visiškai ne, taip yra grafikas, turim jo laikytis ir tiek žaisti, tai dar toks ne vieną atkarpėlę, kur žaisim tiek daug. Ir dirbsim, kad ir tokiom sunkiom sąlygom vis tik išlaikytumėm savo braižą. Spalio 15 dieną Sport 1 žiūrovai galės stebėti, kaip kauniečiai startuos vieningoje krepšinio lygoje, kur jų laukia dvikova su Maskvos CSKA ekipa. Po 3 dienų pertrauką ir žalgiriečiai vėl grumsis BBL su Nevėžio komanda.